Gyvenimas tęsiasi ir tęsiasi mūsų gyvenimo nuotykiai. Tai pradėdami naujus metus, įsikelkim kiekvienas sau tokį iššūkį, suvokimo iššūkį. Ar mano tikėjimas matomas? Daug žmonių sako, jie yra tikintys, tiki Dievu, gyvena su Dievu, bet svarbiausia, gyvenant su Dievu, ar mano tikėjimas matomas? Iš kur man kyla toks suvokimas, ar tikėjimas matomas? Skaitant raštą. Ir rašte kiek daug kartų yra atkreipiamas dėmesys į tas istorijas, kai žmonių elgsena rodė, kuo jie yra visiškai įsitikinę, rodė jų atkaklumą, rodė jų visišką užtikrintumą. Ir tai, žinot, yra vidinė dalis. Jeigu mano viduje yra užtikrintumas, jis bus matomas ir išoriai. Ir šiandien paskaitykim kartu Mato 15 skyrių apie moterį kananietę. Ir čia rašo taip. Ir iš ano krašto atėjo moteris kananietė ir šaukė Jėzui: pasigailėk manęs, Viešpatie, Dovydo sūnau, mano dukterį baisiai kankina demonas. Bet Jėzus neatsakė nė žodžio. Tada priėjo mokiniai ir tarė ją maldaudami: paleisk ją, nes ji šaukė mums iš paskos. Bet jis atsakė: aš esu siųstas tik pas pražuvusias Izraelio namų avis. Tada ji, tai reiškia kananietė, priėjusi, pagarbino Jėzų ir tarė: Viešpatie, padėk man. Jis atsakė: nedera imti vaikų duonos ir mesti šunyčiams. O ji, tai reiškia kananietė, tarė: Viešpatie, bet ir šunyčiai ėda trupinius nuo šeimininko stalo. Tada Jėzus jai tarė: o moterie, didis tavo tikėjimas. Pats Jėzus nustebo, ne tai, kad nustebo, Jėzus žavėjosi. Sako: o moterie, didis tavo tikėjimas. Ir žinot, tai, kad Jėzus pastebėjo ir jau įvertino tikėjimą, rodo moteriškės kananietės elgseną. Ji ėjo iš savo to Kanano šalies. Ji ėjo iš kažkur labai toli. Sakykim, dabar mūsų laikais iš kitos šalies net nevažiavo, nebuvo transporto. Ji ėjo pėsčiomis. Ji vadinasi, ėjo ir mąstė. Ji buvo įsitikinusi, kad ten, kur jinai ateis, į tą vietą, ten yra pats Viešpats. Ir žinot, jai atėjus ir kreipiantis į Viešpatį, Jėzus nereagavo. Bet greičiausiai tai jis kaip ir tikrino moteriškės tikėjimą. Ir žinot, ji nei kiek nesuglumo, kai jie nereagavo. Šiandien mes pamąstykim, kaip mes reaguojam, kai į mus nereaguoja. Kai mus nereaguoja artimas ar brangus žmogus, ar į mus nereaguoja darbdavys ar kaimynas, kaip mes reaguojam. Mes iškart supykstam, mes iškart priimam asmeniškai, nusisukam, iškart pradedam blogai apie žmogų mąstyti, užsisklendžiam ir taip toliau. Bet čia ne Dievo išmintis. Pažiūrėkite, kananietė, kai iš pradžių Jėzus neatsakė, ji ėjo ir toliau šaukė. Tai rodo atkaklumą tikėjimo. Jinai buvo įsitikinus, kad Dievas yra geras. Jinai žinojo, kad jinai ne tos tautos yra. Pagal tų laikų sampratą, teisės aktus, sakykim, tų laikų. Kaip ir įstatymai to meto numatė tik tai Dievo malonę, sakykim, tik tam tikrai tautai. Jis suprato, kad jai kaip ir nepriklauso. Bet jinai žinojo, kad Dievas gali išgydyti ir išlaisvinti jos dukrą. Šiandien atsakykim kiekvieną savo klausimą. Kiek savo širdyje, tai reiškia savo mintise ir prote, aš turiu iš užtikrintumo, kad Dievas tikrai yra su manim ir man padeda.
Ar aš įsileidžiu nerimą ir baimę dėl ateities? Ar vis dėlto aš sugebu suvokti ir savo mintis ir protą kreipti, kad Dievas yra geras mano gyvenimo prižiūrėtojas? Ir ar Jėzus šiandien džiaugiasi ir gali pasakyti, o moterie, arba o mano sūnau, mano dukra, didis jūsų tikėjimas. Ir tada Jėzus jai tarė, dar kartą paskaitysiu, o moterie, didis tavo tikėjimas, tegu būna tau taip, kaip tu nori. Ir žinot, ne Dievas padaro ir nepadaro, duoda ar neduoda. Aiškiai šita rašto vieta sako, kad tegu būna taip, kaip tu tiki. Ir atėjus dar vieniems metams, naujiems metams prasidėjus, linkiu kiekvienam ir savo pačiai, tegu būna mums pagal mūsų tikėjimą. Nuolat ir pastoviai audituokim save, ką šiandien aš mąstau ir ar viešpats mano Jėzus šiandien džiaugiasi, matydamas tai, ką aš mąstau, matydamas mano poelgius ir žingsnius. Nes kananietė ne tik mąstė, ji elgėsi užtikrintai įsitikinus, kad Jėzus jai atsakys ir išgydys jos dukrą. Šiandien gal daugelis tėvų turim ar vienokių, ar kitokių dėl vaikų norų, ar turim tam tikrų prašymų pas viešpatį. Tiesiog iš tas akivaizdus pavyzdys rodo, kaip įtakoja tėvo ar mamos stovėjimas tikėjime dėl savo vaikų, dėl kito žmogaus. Taigi būkim užtikrinti, kad Dievas yra geras, kad Dievas tikrai myli mūsų vaikus, mūsų pačius. Ir kaip raštas ir sako, drąsiai artinkimės prie viešpaties malonės sosto. Ir tegu viešpats, matydamas mūsų mintis, matydamas mūsų elgesį, matydamas mūsų tikėjimą, tegu džiaugiasi. Ir lavinkim tą discipliną, tą užtikrintumą, užtikrintai laukti gerą, užtikrintai artintis prie viešpatės, bendrauti su viešpačiu, juo tikėti ir visiškai pasitikėti. Nes žinokite, kad tikėjimas matomas. Jis tampa matomas, kai tu permirksti tuo, ką Dievas sako. Ir čia ne vien kananietės pavyzdys rodo elgesį, bet lygiai tą patį sako ir Morkaus 2 skyrius, kur draugai taip rūpinosi savo draugu Luošu, kad nešė, raštas nesako kiek, atnešė su ramentais draugą. Ir dar ką jie darė, tiek buvo daug žmonių, jie nuardė stogą. Įsivaizduojat, kokį turėjo tikėjimą, kad Jėzus tikrai išgydys jų draugą. Šiandien kiek mes galim padaryti dėl kito? Kananietės istorija rodo apie šeimos narį, kaip mes rūpinamės, kaip svarbu. Ar tai būtų vaikai, ar tai būtų vyras, ar tai būtų žmona, kokį turiu tikėjimą. Ne tą murmėjimą ištisinį ir būti nepatenkintų su priekaištais, bet kokį turiu tikėjimą ir užtikrintumą dėl pasikeitimo tam tikros situacijos. Nes kananietė atėjo tam, kad jos dukra išgytų. Jeigu šiandien tu ateisi pas viešpatį, kad išgydytų viešpat santykius, kad išgydytų, atstatytų elgesį ir suvokimą ir supratimą, ar vaiko, ar vyro, ar žmonos, aš tikiu, kad viešpačiui nėra neįmanomų dalykų. Bet šiandien ar yra tikėjimas tavo širdį? Ar tu transformuoji save, disciplinuoji save, mąstyti ir elgtis taip, kaip Kristus moko? Ir kitas pavyzdys iš Morkaus skyriaus dėl kito. Ką aš galiu padaryti dėl kito? Kaip draugai nešė, tai reiškia dirbo dėl kito, jį nešė, ardė stogą, kad nukreipti pas viešpatį, kuris gydo ir pakeičia likimą. Taigi, mokykimės iš to, pildykime savo mintis ir protą Dievo tiesa,
Tegu tai būna užtikrintumas tas, kad viešpats girdi, mato jūsų troškimus. Kad viešpatie žodžiai negrįžta tušti, bet atlieka darbą mūsų širdise. Suvokim, kad Dievas yra geras. Tai priimkim kaip didžiausią dovaną. Ir linkiu savo ir kiekvienam, tegu nauji metai keičia, stiprina mus pačius. Keičia ir stiprina, tvirtina tikėjimą. Sąmoningai pasirinkime laiką skirti viešpačiui, bendrauti su juo, kalbėti su juo, pabūti su viešpačiu ir juo pasitikėti. Nes pagarba ar bendravimas su viešpačiu, tai yra pagarba Dievo žodžiams. O Dievo žodžiai yra mano mintise ir mano viduje, mano širdyje. Kuo daugiau būna mano mintise, tuo daugiau jie manyje pasilieka. Iš minčių, iš proto ateina į mano širdį tas užtikrintumas. Ir iš to ateina pagarba viešpačiui ir pagarba žmonėm. Tai kuo daugiau tegu pildosi jūsų vidus tikėjimu, gyvo Dievo pažinimu ir tegu tas tikėjimas kiekvieno jūsų gyvenimuose būna matomas ir tegu tai užkrečia kitus. Jėzaus Kristaus vardu. Amen.